Rytas, draugai, ką tik atsikėliau, dabar yra 5 valandos ryto. Sugalvojau šį savaitgalį tokį normalų maršrutą, sakyčiau, 800 km palei Baltijos jūrą. Keliausiu Latvijos pajūriu. Latvija turi daugiau pajūrą negu mes lietuviai, 4 kart daugiau. Todėl mano galva yra daug įdomesnių ir lankytinų, gražių vietų, kurias tikrai verta aplankyti, jeigu keliausit po Latviją ir apie kurias jūs turbūt negalvojate. Tai lėkiam šį savaitgalį link Baltijos jūros. Tai važiuodami prieš Kolkos ragą užsukom į dar vieną lankytiną vietą. Tai yra dar vienas švyturys, kuris už mano nugaros va ten va yra. Tai iš tikrųjų labai gražus maršrutas link Kolkos rago nuo Jūrmalos. Tai visą laiką važiuoji palei jūrą ir va tokie va vaizdai visą laiką link Ventspilio. Realiai visada važiuoja absoliučiai palei jūrą. Namukai gyvenamieji primena kaip kokią Nidą realiai. Iš visų pusių vanduo, iš visų pusių jūra. Kažkiek va tas Latvijos pajūris, va ta Latvijos pajūrio dalis primena Nidą, nes iš visų pusių vanduo. Tai va, padarytas gražus pasivaikščiot takelis link jūros, link švyturio, tai tuo mes ir nueisim dabar. Tai va, mes esam va šitoj vietoj dabar ir keliausim link Kolkos rago. Tai va šitos vietos. O ten va toliau Saremo salos. Labai vaizdingas, gražus maršrutas palei jūrą. Atvykom dar į vieną gražią vietą. Už parkingą, aišku, jau reikia mokėti, nes čia graži vieta, Kolkos ragas. Einam dabar link tos lankytinos vietos ir paskutinį kartą buvau gal čia prieš kokių 11 metų, gal daugiau. Pasižiūrėsim, kaip pasikeitė, nes visiškai neatsimenu. Už mano nugaros pats Latvijos kampas, Kolkos ragas. Už mano nugaros, nežinau, ar pamatysite, stovi švyturys. Švyturys irgi Kolkos rago, o ten toliau yra Saremo salos jau. Gražu tam Kolkos rage yra stulpas žymintis Latvijos teritoriją ir aišku, kaipgi apsilankyti Kolkoje ir nenusipirkti prisiminimui magnetuką ant šaldytuvo. Jo. Labai gražus, kaip tik su Kolkos ragu iš aukštai, su dronu turbūt fotografuota. Va. Labai gražu. Na ką, lėkim toliau link Ventspilio. Ten irgi lankytinų vietų gražių. Dar aplankysim švyturių visokių, tai yra ką pamatyti šiandien. Dar vienas tikslas yra Ventspilis. Atvažiavom į Ventspilį pasivaikščiot po gražiausias Ventspilio vietas. Iš tikrųjų labai gražus senamiestis. Livonijos ordino pilis už mano nugaros. Tai pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Mieste daug karvučių yra. Iki pietinio molo nueisim. Tada Jūrmalos parkas mačiau. Vertas dėmesio su inkarų ekspozicija. Ir berods ten siaurukas važinėja. Šiaip yra ką pamatyti Ventspilį.
Labai gražus miestas, uostas. Laivyba vyksta pilnu pajėgumu, pramonė, labai didelis pramonės miestas. Tai va, keliaujam. Atvažiavom prie pietinio Ventspilio molo. Už mano nugaros taip pat irgi stovi tokie pat laivai kaip smiltiniai, irgi ekspozicija. Čia po kairę apžvalgos bokštas va yra. Įlipsim pasižiūrėti turėtų, irgi labai gražus vaizdas atsivert. O eisim dabar tolin, link pietinio molo link Švyturio. Ventspilio pagrindinio pietinio molo yra padarytas štai toks gražus labai apžvalgos bokštas. Aš neatsimenu, iš tikrųjų, gal seniau liktai tokio nebuvo, bet labai gražu. Nes atsiveria absoliučiai visas vaizdas, visa jūra. Labai toli gali matyti iš horizonto. Nepaprasto grožio vaizdai. Vienas must objektas Ventspilė tai yra inkarų muziejus. 700 metrų įvairiausių inkarų muziejus. Iš tikrųjų įdomu, kai esi gyvai nematęs inkarų, tai visai įdomu pasižiūrėti. Inkarų muziejus. Siaurukas. Linksmina vaikus ir suaugusius. Ventspilį dažnas, o ir daugelis atvyksta va čia į inkarų parką. Labai traukia turistus, nes tiek vaikam, tiek saugusiam yra pramogų čia. Siaurukas važiuoja, inkarų didelė kolekcija, labai gražiai sutvarkyta parko teritorija, tai dėl to visada pilna turistų. Aišku, kiek vaikščiojom Ventspilį šitam parke, latviškų balsų ir tai nelabai sutiksi, daugiau vien lietuviai. Atvažiavom į kempingą, pradžiai labai išgazdino, nes kempingas, aišku, labai geroj pozicijoje, geroj vietoj, viskas užkalta, sunku rasti kempingą. Jau galvom, kad miegosi mašiną iš tikrųjų, bet pasisekė. Aišku, nuo jūros nebeteks miego 20 metrų, tai aišku, va ten va, toliau reikės iki jūros pat kokių 100 metrų realiai. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, dar vieną vietą radom, nes susitikom irgi lietuvius, kurie su kemperiu važiavo. Tai jie realiai irgi nuo Ventspilio iki praktiškai iki Liepojos atvažiavo, nei vienos laisvos vietos kemperiui nerado. Tai jie irgi vargsta, ieško. Tai mes čia radom vieną, įsidėsim palapinę, yra staliukas, pasikursim šašlikinę. Ačiū Dievui. Viskas laimingai baigėsi. Po geros valandos klajonių atradom dar vieną vietą kempingė. Nes šakės praktiškai iš Ventspilio išvažiuoja, iki Liepojos nerasi laisvų vietų.
Pusė 11 vakaro. Kava, arbata verda. Šašlykai irgi verda. Verda, kad sakau, kepa. Stovyklavietė įsikurta. Pusė 11, labai gražu, fantastika. Tai va, šiandien tokia kaip ir diena. Dar eisim išsimaudyti į jūrą ir miegot. Rytoj laukia irgi dar viena gera diena. Planuoju rytoj aplankyti dar keletą objektų, Kuldigą ir patrauksim link namų. Kol kas ate, draugai, ačiū, kad buvo čia dieną visą su manim. Nepamirškit paprenumeruot kanalą, paspausti varpelį, ne varpą. Iki kitų kartų. Ate.